Sveiki žiūrintis. Šiandieną konsultanto A dienoraštyje kalbinu Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovę Aušrą Širvinskienę. Labas rytas. Labas rytas. Ačiū, ponia Aušra, kad sutikot rytą paskirti pokalbį su manim. Visada prašom. Nuo pat ryto toksai klausimas, gal įprastas su kokiais rūpesčiais, bet ko gero, noriu paklausti, ko gero iš šios dienos laukiat? Kaip ir iš kiekvienos dienos laukiu tiek sėkmingų iššūkių sprendimų, tiek, žinoma, visada ir tam tikrų iššūkių, kurie, manau, kad sveikai yra neskatinamos į priekį. Tai priklausomybių srityje dirbant iššūkių niekada netrūksta. Na, o kokie pagrindiniai iššūkiai, na, tokie, kaip čia pasakyti, ne šios dienos, bet ilgalaikiai? O ilgalaikė perspektyva iš tikrųjų yra ne vienas iššūkis, nes ką mes stebime ir ką visas pasaulis stebi ir ne taip greitai galima rasti tam tikrus sprendimus, tai būtent psichoaktyvių medžiagų, pačių medžiagų įvairovės didėjimas, pasekmių žalingesnių gausėjimas ir populiacijoje toks vartojimas, mes negalime sakyti, iš tikrųjų neturime pakankamai duomenų, kad teiktumėm, jog staiga visi pradėjo daugiau vartoti nelegalias psichoaktyvias medžiagas. Bet tai, ką mes atsigręžę į praeitus metus įsivertinom, pasianalizavom, iš tikrųjų, stebime tą tendenciją, ką stebime matyti ir visas pasaulis, kad populiarėja pačios įvairiausios medžiagos, kurių anksčiau nebuvo, jų vartojimas yra, galima sakyti, eksperimentinis, jisai plinta jaunimo tarpe, tos medžiagos keičia savo formą, jos tampa patrauklios, platinimo būdai keičiasi. Tai čia yra tokie labai ilgalaikiai mūsų, galbūt visų specialistų iššūkiai ateičiai, kaip laiku, savalaikiai reaguoti, suspėti ir parinkti tinkamas priemonės tiek prevencijos, tiek gydymo. Tai, tikrai dar ateina platesnės galimybės ir dirbtinio intelekto, kas vėlgi iš tikrųjų nežinom, kaip gali pasukti viską ir dar reikės matyti, galvoti ir ieškoti priemonių, kurias gali sukelti ir būtent informacinių technologijų dar gausesnė plėtra. Atrodytų toksai labai modernios tos priklausomybės, kaip ir mūsų pasaulis darosi, ar ne? O greta lyg tai yra tų senų, jau vos nebemadingų, tokių nusibodusių problemų, kurios vis dėlto lieka ir mano akiai žiūrint labai lėtai keičiasi. Aš kalbu apie būtent priklausomybę. Turbūt vienas senesnių ir neįdomesnių tokių priklausomybė alkoholiui, kuri, man atrodo, kaip buvo laikoma išlepimu arba apsileidimu, taip ir didžiąja dalimi taip ir tebelaikoma, tiesiog valios trūkumo arba, nežinau, prastų išsilavinimu. Deja, taip, aš tai gal nesakyčiau, kad yra neįdomių priklausomybių. Visos priklausomybės bent jau ekspertam, mokslininkam yra įdomios. Jas įdomu tyrinėti, ieškoti galimybių padėti žmonėm ir tikrai nereikėtų nurašyti priklausomybės alkoholiui, kaip ir priklausomybės nikotinui, nes tai vis dar populiarios priklausomybės ir vėlgi ta tendencija, galbūt mes labai norėtumėm, kad mažėtų alkoholio vartojimas visuomeniai. Ką rodo ir Pasaulio sveikatos organizacijos šią savaitę pristatyti tyrimai, kad išties šiek tiek mažėja tas vartojimas, priemonės, kurios buvo imtasi, tai yra kontrolė, reklamos draudimas, pardavimo apribojimai, jos iš tikrųjų veikia, bet ta dalis, kuri jau yra priklausoma, jinai yra priklausoma ir jiems pagalba taip pat reikalinga. Ir gal šitoje vietoje stabtelčiau, ką jūs sakote, kad stigma jinai yra didžiulė. Buvo, yra ir tikrai jinai nesikeičia taip greitai, kad ir kiek pastangų mes dėtumėm. Tikrai dalis žmonių galvoja, kad priklausomybė tai valios trūkumas ar dar kažkas, bet priklausomybė
Na, aš labai mėgstu vieną autorių, gal jums yra žinomas, jis nemažai priklausomybių srityje rašęs, Kanados psichiatras Gaboras Mate. Ir jis yra labai gražiai pasakęs, kad neklauskite, kodėl žmogus vartoja, paklauskite, kas jam skauda. Tai priklausomybė neatsiranda iš nieko neveikimo. Priklausomybė atsiranda dėl tam tikrų priežasčių ir, na, dažnai yra sudėtinga surasti tą priežasčių šaknis. Tai tikrai sutinku su jumis, kad stigma vis dar yra didžiulė. Kaipgi turbūt su stigma kovoti, mes neturime kito būdo, kaip tik tai kalbėti apie tai. Tai, na, turbūt proga paaiškinti, kasgi yra ta stigma. Kartais mes net turbūt, na, per mažai skirdami tam laiko net nesusimastome, kad ant kiekvieno to žmogaus dedame ženklą, ką reiškia pats žodis ar ne, ir jį, kaip sakant, priskiriame prie nevykusių kažkokių tai kitokių vertų atstūmimo žmonių kastos. Tokiu būdu vengiame su juo turėti ką nors bendro ir paliekame vienišą su savo problemomis. Turbūt, ar teisingai aš? Taip, teisingai, tai stigmos pradininkas, na, teorijos apie stigmą, ne, pradininkas buvo Irvingas Goffmanas ir jo žymioji knyga parašyta tikrai prieš daug metų, apie 1900, gal 60, jeigu dabar neklystu. Ten jis tai labai gražiai aprašė visą tą stigmos procesą. Ir iki šių dienų tas yra aktualu. Mes dėja, bet bandome klijuoti tam tikras etiketes, ženklinti žmonės. Tai viena vertus mums padeda, ne, sudėlioti viską į savo vietas, tarsi bendravimas tampa lengvesnis, kai sakom, čia iš šito galim tikėtis to, iš šito to, bet tuo pačiu ta stigma turi ir tą neigiamą pusę, kad tai yra, na, toks kaip stereotipo uždėjimas. O stereotipai jie gilina diskriminaciją, gilina atskirtį tų žmonių, kurie yra stigmatizuojami. Tai tikrai sutinku su jumis ir tai, ką jūs pasakėte, vėlgi, man labai patinka, gal esate žiūrėjęs tą eksperimentą, žmonės, kurie domisi priklausomybių sritimi, jie suranda tą autorių ir kiek man tenka girdėti ir dirbti ir su studentais, man tenka, tai ir studentai labai dažnai mini vieną autorių, tai yra socialinį psichologą Bruce'ą Alexanderį. Ir yra jo labai labai žinomas garsus eksperimentas, gal teko girdėti, jį, man atrodo, vadina žiurkių parku, tą eksperimentą. Tai eksperimento tikslas yra, kad jisai padalina žiurkes į dvi dalis. Viena žiurkių grupė gyvena labai, nu, asketiškai, pavadinkime, ne? Jos yra vienišos, tarpusavy neturi galimybės bendrauti. Na ir ten žiūri, vat, būtent implantuojami tam tikri elektrodai smegenų sritį, kai jos paspaudžia tas virtelės, sudirginamas tas malonumų centras, na tai imituojama kaip vat vartojimas. Ir kita dalis tų žiurkyčių, jos gyvena tokioje labai patrauklioje socialiniai, pavadinkim, kabutėse erdvėje, kur, na, yra jos... Komforto zonoje. Parkas toksai, jos gali bendrauti, gali komunikuoti, ten žaidimai visokie. Ir iš tikrųjų, na, tyrimas parodė, kad jos ženkliai mažiau, na, dirgina tą savo malonumų centrą, tai yra tampa priklausos ženkliai rečiau negu tos, kurios yra vienišos. Tai, na, čia jo garsioji ta citata, kad priklausomybė nėra tik cheminės medžiagos problema, tai yra socialinės izoliacijos problema arba, na, žmogus nori visada turėti prasmingą gyvenimą ir ryšį ir iš niekur nieko žmonės neieško pabėgimo į priklausomybės. Vadinasi, na, jeigu jau žmogus turi priklausomybę, tai mūsų tikslas yra padėti, o ne dar labiau juos diskriminuoti ir dar labiau stumti į užribį. Taip išeitų, kad jeigu mūsų aplinkoje yra priklausomas žmogus, tai dėl to mes patys esame kažkiek kalti, nes greičiausiai mes tam tikrų metų jį apleidome arba na, kažką praleidome, neatidavėme savęs tam žmogui tiek, kad jis mumise rastų kažkokį tai
na, kaip čia pasakyti, draugą, partnerį ar nežinau, ar kitokį ryšį užmegzti su mumis, tinkamą ryšį, kuris saugotų jį nuo ieškojimo savęs, na, svaiginimėsi. Na, taip, nes žmogus juk auga aplinkoje, tai čia tas ryšys galbūt taip, na, gal tą žodį mes, tai taip, kiekvienas iš mūsų be abejo turim atsakomybę bendraudami su kitais, bet ir pats žmogus turi turėti atsakomybės, ne? Bet čia galbūt norima pasakyti, kad vienas iš pagrindinių dalykų, kad žmogus negimsta juk priklausomas. Priklausomybė susiformuoja, tai vadinasi, na tikrai, kaip jūs ir sakote, galimai gali būti ir dėl tam tikrų santykių šeimoje, dėl tam tikrų traumų gyvenime, visko gyvenime būna. Ir nebūtinai netgi pačioj palankiausioj šeimoje gimęs žmogus, jisai gali turėti traumuojančių įvykių kitur, nežinau, na tarkim, mokykloje, santykiuose arba ir pačioje šeimoje. Tai čia taip, iš to ir susideda, kad, na, bent jau žiūrėti tą tokį platesnį požiūrį, kad priklausomybė tai yra pabėgimas nuo tam tikrų problemų, netinkamas žinoma būdas spręsti problemą, bet kartais žmonės renkasi būtent šitą metodą, nes kito nežino, arba yra ant tiek sunku gyventi su kažkokia traumuojančia patirtimi. Tai, na, galbūt vieno tokio atsakymo nebūtų, nes kiekvienas žmogus labai skirtingą tą kelią nueina. Jūs vadovaujate Respublikiniam priklausomybės ligų centrui. Na, man norisi tiesiog suteikti mūsų pokalbių tokių labai elementarių ir praktiškų patarimų žmonėm, kurie, žinot, na, mes čia dabar šiek tiek pafilosofavom, pasvarstėm tokiais platesniam savokom ir apibendrinimais. Bet, žinot, aš tikiu, kad šįryt tikrai yra šeimų, kur šiąnakt buvo nerami naktis, todėl kad, na, nežinau, žmonės buvo apsvaigę ir šiandien kažkam labai skauda galva, galbūt jis gėdėsi savo padarytų veiksmų praeitą naktį ir panašiai. Kaip konkrečiai elgtis šalia esančiam, kokius jūs receptus ir patarimus duotumėt? Ir ką daryti tam žmogui, kuris, nu, kaip jam susivokti ir ką nuveikti šiandien, šį rytą, kad tiesiog tas gyvenimas, na, mažų žingsnelių jisai pajudėtų į sveikimo link. Tai gal pradėkim nuo pačio žmogaus, kuris yra priklausomas. Tai ką jam daryti? Tai neatidėlioti ir kreiptis pagalbos. Šiandien Lietuvoje yra galimybė gauti tą pagalbą, yra ir priklausomybių konsultantai, su kuriais galima pasikonsultuoti, ir jeigu, na, žmogus nedrįsta, turi per mažai informacijos, nežino nuo ko pradėti, tai priklausomybės konsultantai tikrai yra tie, kurie gali jam padėti susiorientuoti ir, na, motyvuoti. Taip pat yra psichikos sveikatos centrai. Na, čia aš vardinu, kas yra arčiausiai to žmogaus, ne? Tai psichikos sveikatos centrai, kuriuose dirba visa komanda ir taip pat įsijungia nuo šių metų ir atvejo vadybininkai, kurie taip pat gali padėti žmogui susiorientuoti, kas vyksta, ir jeigu matys, kad tikrai problema reikalauja jau specializuotos pagalbos, nukreips į priklausomybės ligų centrus. Tai šiai dienai Lietuvoje yra 5 priklausomybės ligų centrai. Ir ta pagalba vėlgi priklauso nuo to, kokioj žmogus yra situacijoje. Tai aš galbūt pavardinsiu, mes kalbam tik apie alkoholį, ne? Aš kaip supratau, taip, pasisiaurinam. Jo, pasisiaurinam, tai jeigu kalbam tik apie alkoholį, tai be abejo dažnai būna, kad žmogus įnikęs į alkoholio vartojimą jau pats negali iš tos išeiti būsenos, nes prasideda abstinencijos simptomai, kurie, na, reikalauja tikrai jau medikų pagalbos. Tai galbūt tas pirmas žingsnis tiek priklausomybės ligų centruose ir yra dažnu atveju gydymas abstinencijos skyriuose. Trukmė pati įvairiausia priklauso nuo žmogaus savijautos, kiek daug, kaip dažnai jisai gėrė, kiek ilgai. Bet jeigu taip vidutiniškai, tai per 7 dienas, 5-7 tikrai galima išvesti iš tos būklės.
bet tai nereiškia, kad žmogus pasveiko. Toliau yra siūloma ir motyvuojama tęsti gydymą psichosocialinėse reabilitacijose. Tai šiai dienai priklausomybės ligų centrai turi du tokius kaip ir gydymo metodus. Na tai pradėsiu nuo populiariausio, galbūt labiausiai žinomo, tai yra Minesotos programos. Jinai trunka 28 dienas. Jinai yra ir stacionarinė, bet taip pat turim ir ambulatorinę Vilniuje. Kituose miestuose Kaune, Klaipėdoje yra stacionarinės Minesotos programos. Tie, kurie negali dėl įvairiausių priežasčių rinktis 28 dienų stacionarinės Minesotos programos, tai mes siūlome kaip tokią alternatyvą paremtą kognityvinę elgesio terapiją, motyvacinę terapiją, kuri trunka 15 lovadienių. Tai vėlgi, kaip mes sakome, idealiu variantu žmogus, jeigu turi galimybę, kad visą tą spektrą praeitų ir tokiu būdu užtvirtintų. Jeigu neužtenka, tai yra dar ir socialinės reabilitacijos, tai jų sąrašą tikrai galima rasti socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, kurias ir finansuoja per, matyti, europinius lėšas, tai kurios turi licenciją. Tai tikrai tos pagalbos yra, bet ką aš noriu pasakyti, kad galbūt šitoje vietoje labai yra svarbu paties žmogaus motyvacija. Ir tikrai dirbti su žmogumi ir kelti jo motyvaciją. Na, ta motyvacija, žinot, irgi toks žodis labai sunkiai apčiuopiamas, jinai yra dinamiška, šiandien labiau motyvuotas, rytoj ne, tai čia mes kiekvienas iš mūsų tą jaučiam, patiriam, mes ten, tarkim, su bet kuo, su sveika mityba, su sportu, užsimotyvuojam po kurio laiko, vėl ten kažkur ta motyvacija nuo mūsų pabėga. Tai lygiai taip pat yra ir kai keliaunama tuo keliu sveikimo. Labai reikalinga specialistų pagalba. Tai vėlgi yra rekomenduojama net po tokio intensyvaus gydymo, tarkim ir priklausomybės ligų centre, vis tiek palaikyti tam tikrą budrumą ir dalyvauti tiek savigalbos grupėse, pavyzdžiui, anoniminiai alkoholikai, ar lankytis pas psichologą psichikos sveikatos centre, kad neuždėti brūkšnio ir neužmigti, nes priklausomybė yra, šiai dienai vis tik tai lėtinė liga. Ir aišku, čia irgi dabar jau diskusijos vyksta mokslininkų tarpe, bet taip, tai yra lėtinė liga, kaip pasakytų iš tikrųjų viena iš labiausiai tyrinėjusių šitą problemą amerikiečių mokslininkių Nora Volk, kad tai yra priklausomybė, yra būtent smegenų liga ir jinai susijusi su tuo dopaminu, tai tikrai reikalinga pastovi žmogaus koncentracija, darbas su savimi. Tai tas tinklas pagalbos, jisai yra ir turi būti platus. Tai čia jeigu trumpai, kokia pagalba įmanoma. Tokia savigyda ir vien tik tai pažadas pačiam savo, kad šis kartas jau tikrai bus paskutinis. Tiesiog, man norisi tai pakartoti, kad greičiausiai tai bus eilinė klaida ir tai bus tik tai iki labai greito kito karto. Tai jeigu, žinote, ta motyvacija dar kitaip vadinama nuosavo dugno pasiekimu, tai sako, kol žmogus nenori ar negali, ar dar nemato reikalo atsispirti nuo to dugno, o tas dugnas kiekvienam savas, tai tol ta motyvacija ir neatsiranda. Bet čia mano noras tai yra paskatinti neieškoti to dugno ir nebandyti tų gylių naujų išradinėti, tiesiog paklausyti patarimo, kad nereikia vienam bandyti spręsti tos problemos, nes patirtis, mokslininkų patirtis rodo, kad tai yra sėkmingesnių būdų tiesiog. Jo, tikrai taip, nereikia bijoti kreiptis pagalbos, tai nėra silpnumo ženklas, priešingai, paprašyti pagalbos rodo jau žmogaus stiprybę, nes labai lengva užsidaryti savo kiautę, likti ten, kur yra, bet išdrįsti, spręsti, ieškoti pagalbos, čia yra jau tikrai žmogaus stiprybė, tai nebijoti kreiptis pagalbos, nes tikrai man tenka girdėti bendraujant su pacientais, kad jie sako, aš nenoriu pasirodyti silpnas, gal aš dar pats galiu, tai nesi silpnas, jeigu prašai pagalbos.
Žinot, Aušra, gal mes galėtumėm papasakoti, kas gi laukia tose programuose ir ką su žmogumi veikiama tenai, kas jam daroma ir ką jis pats daro. Nežinot, pacituosiu vieną klientą, aš nenoriu į tą psichuškę, žinot, tai kaip čia pasakyti, žmogus gal turi savų įsivaizdavimų, kas jam tenai bus daroma ir ką jam ten bus liepiama daryti ir dėl to taip pat bijoma. Tai vat kaip nuraminti ir pasakyti, kad ne visi ten, kaip sakant, su tramdomaisiais marškiniais. Su tramdomaisiais tai praktiškai labai jau retais atvejais ir tik tais net nepriklausomybės srityje nėra nei vieno priklausomybės srityje, kalbu apie priklausomybės ligų centrus. Jo, iš čia gerą labai temą palėtė. Iš tikrųjų, mes kaip šalis turime tokią blogą istorinę atmintį, kuri yra susijusi su psichikos sveikata, nes tikrai... Labai daug prievartos. Buvo labai daug prievartos. Taip, prievartos labai neteisingų, pavadinkime, metodų, tai buvo kaip ir politinis ginklas susidoroti su kitaip manančiais. Ir dėja, bet šitas yra išlikęs žmonių atmintyje, perduodamas matyti irgi, kaip stigma, stereotipas. Tai tikrai taip nėra. Šiuo metu visos gydymo įstaigos tikrai laikosi pačiu aukščiausiu atitinkančių žmogaus teisės standartų. Ir jeigu kalbėti apie priklausomybės ligų centrus, tai ten iš viso nėra jokios prievartos. Žmogus tiek ateiti gali savo noru, tiek ir išeiti savo noru. Tai kas laukia to žmogaus? Tai jeigu jisai būtų gydomas abstinencijos programuose, tai abstinencijos be abejo yra daugiau medikamentinis gydymas, nes reikalinga vis tik stabilizuoti tą žmogaus fizinę savijautą, fizinę, emocinę savijautą. Ir čia daugiausia yra taikomas medikamentinis gydymas, kurį parenka gydytojai, psichiatrai. Be abejo, šalia yra ir psichologas, ir socialinis darbuotojas, kuris motyvuoja tęsti gydymą, padeda sudaryti tą tolimesnį planą. Ir jau toliau, jeigu žmogus ryžtasi, nori ir pasirenka kitas, mes jas vadiname psichosocialinės reabilitacijos programas, tai pavyzdžiui, Minesotos programa, tai yra psichosocialinio gydymo. Tai ten tikrai žmogus, nebus standartiškai, kaip ligoniniai gavęs palatą, joje nebus. Jis turi aktyviai dalyvauti, įsitraukti į grupinę veiklą, kurią veda psichologai, socialiniai darbuotojai. Ten yra dirbama su žmogaus jausmais, emociniam būklėm, yra kalbama, dalinamasi patirtimi. Žmogus turi puikią progą pamatyti, kad jo problemos nėra tik jo vieno, kad su tokiom pačiom problemom susiduria ir kiti, kad yra sprendimai, kad tų sprendimų reikia ieškoti. Specialistai ir visa ta terapinė bendruomenė tuo metu esanti, tai yra ir kiti pacientai, visi vieni kitiems yra pasiryžę padėti. Ir žmogus, prabuvęs tas 28 dienas, jisai aktyviai dirba, bet dirba su savimi. Tai yra sunkiausia matyti, irgi nėra lengva dirbti su savimi, kartais galbūt toks retorinis ir gal kvailai nuskambės klausimas, bet kartais gal lengviau pagulėti surištam, negu atsisukti į save patį ir pabūti savo pačiam sąžiningu ir išsikelti savo tam tikrus tikslus ir pagalvoti, kągi aš turiu kitaip daryti, kaip keisti savo elgesį. Tai va tas visas 28 dienas yra kalbama apie elgesio keitimą. Taip pat yra daug informacijos suteikiama, nes dirba ir gydytojai psichiatrai, tai yra kaip formuojasi priklausomybė, kokie yra tie įpročiai, kaip juos mes išsiugdom. Nes kaip jūs ir sakėte, nėra taip, kad nuspręsti, kad dabar jau bus kitaip ir bus kitaip. Ne. Tie įpročiai irgi formuojasi ne taip greitai, reikia tam tikro laiko, reikia žinių, susidaryti schemą įpročių formavimo. Tai visa tai yra padedama ir dirbama būtent psichosocialinės reabilitacijos programose, jeigu kalbu tik apie mūsų centrą. Bet aišku, gali žmogus ieškoti ir kitur tos pagalbos. Tai dar kartą tai tikrai nėra prievarta. Mes kaip tik dabar įvedam netgi tokias, vadinkim, minkštąsias
priemonės, kurios leidžia žmogui pasižiūrėti dar iš kitos pusės, netiesiogiai į savo priklausomybę, į savo elgesį, į savo elgesio modelius. Tai ne taip ir senai, prieš ten keletą metų, Vilniaus universiteto medicinos fakultetas pradėjo rengti taip vadinamus meno terapeutus. Tai yra dramos terapeutus, šokio terapeutus ir taip pat pas mus Minesotos programoje dirba ir dramos terapeutas, kuris vėlgi leidžia žmonėm per kitokį galbūt metodą pasižiūrėti į savo elgesio tiek tinkamus, tiek šablonus, tiek formuoti, tiek tiksliau netinkamus šablonus ir tiek formuoti tinkamus. Tai tikrai įdomus kelias, nes kartais su pacientais, kai kalbame ir iš to, kad kilo tas toks iššūkis, kad sveikti yra įdomu. Tai tikrai sveikti yra įdomu, tik reikia Kaip įdėti kažkas pastangas. iš kolegų yra palyginęs su kitos kalbos mokymusi, kiekvieną dieną tu atrandi naujus žmonės, sužinai kažką tai naujo, išmoksti kažką naujo ir pasaulis tiesiog gauna naujas spalvas. Jo, labai geras palyginimas. Ar tiesa, kad Minesotos programos yra labai populiarios ir tiesą pasakius, jų yra per mažai Lietuvoje? Tikrai taip. Tikrai taip, jų yra tikrai per mažai Lietuvoje. Jos yra populiarios ir gal jų dar privalumas yra tas, kad jos tinka ne tik su alkoholio priklausomybė susidurinčiais žmonėmis. Tai taip pat tai yra pagalba ir taip vadinamo probleminio elgesio, kur dabar irgi mes turim visuomenėje nemažai. Tiek azartiniai lošimai, tiek video tie žaidimai ir be abejo ir kitos psichoaktyvios medžiagos. Tai tikrai ta programa populiari. Aš žinau, kad veiksmų plane ministerijos yra toks kaip ir planas plėsti, bet matyt, yra tų kliūčių, nežinau, gal finansai yra pagrindinė kliūtis, nes vis tik tai nėra pigi programa. Jeigu taip imti jos kaštus, nes darbas su žmogumi tikrai kainuoja, specialistų komanda tikrai turi būti stipri, nemaža, tai nėra vien tik tai tablečių išdalinimas, ten turi būti ir psichologai, ir socialiniai darbuotojai, ir gydytojai. Tai matyt susiduria su ta kliūtim, bet mano galva investuoti į šį gydymą tikrai verta, kaip ir į kitus priklausomybių gydymo metodus, nes tai atsiperka. Jeigu mes negydome ir neinvestuojame, mums finale kainuoja gerokai brangiau. Šita programa, jinai turi kainą, ar ne, įvardinta? Ar jinai yra visoje Lietuvoje vienoda, ar visoje Lietuvoje vienoda? Ta kaina, matot, jinai yra, kadangi tai yra medicinos dalis, tai kaina yra apskaičiuota valstybinės ligonių kasos ir yra įkainuotas vienas lovadienis. Tai ta kaina negali kisti, jinai yra tiesiog patvirtinta, bet žmogus, jeigu turi privalomą sveikatos draudimą, turi siuntimą iš pirminio lygio, tai žmogui ta programa visiškai nieko nekainuoja. Žinoma, dažnokai žmonės būna ilgalaikiai bedarbiai arba turi kitų ten socialinių problemų ir jiem tai būna sudėtingiau, ar ne? Bedarbiai yra registruoti dažniausiai užimtumo tarnybose, o užimtumo tarnybos, kol jie yra registruoti, tikrai jie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. Tai tikrai, jeigu žmogus užimtumo tarnyboje, tai jam taip pat yra nemokama šita visa pagalba. Žodžiu, nereikėtų išsigąsti pamačius, kad ta programa, priminkit man prašau, bet eina kalba apie 1,000 eurų, turbūt. Taip, apie 2,000 eurų visa 28 dienų bet programa. Bet reikėtų neskubėti išsigąsti šitos sumos, prie įėjimo šitų pinigų iš jūsų niekas neatims. Tai reikėtų pasidomėti savo sveikatos draudimu ir daug šansų, kad tai bus apmokėta kaip ir kitos sveikatos paslaugos. Tai visi šansai, 100% šansai, kad bus apmokėta. Nebent žmogus pasirinks be abejo tokią galimybę gydytis neatskleidžiant asmens tapatybės. Tada taip, ligonių kasos tokiu atveju neapmoka.
Na, tokia yra sistema Lietuvoje. Bet nereikia bijoti gydytis įprastu būdu, nes tikrai tie duomenys, nėra jie taip, kad visur kažkur keliautų. Tai yra konfidencialu, žmogus tikrai tą informaciją apie gydymąsi, ir pats niekam neskelbia, ir gydymo įstaiga tuo labiau niekam neskelbia. Kitaip tariant, jeigu aš būsiu buvęs Minesotos programoje, tai apie tai būsimieji mano darbdaviai gali sužinoti ir taip toliau, ir taip toliau. Čia šito prisibijoma. Bet Matyt, bet darbdaviai tikrai jokių būdų negali sužinoti. Tai yra tik tai išskirtiniais atvejais pagal tam tikrų specialybių žmonėm yra reikalingos pažymos iš priklausomybės ligų centro. Berods, pavyzdžiui, ten autobuso vairuotojas ar kažkas panašaus. Taip, bet jeigu jis yra remisijoje, tarkim, jeigu įvertina specialistai, kad jis yra remisijoje, tai tikrai jisai gaus tą leidimą vairuoti. Bet be abejo, yra kur labai griežtai, tai ten jau labai, kaip čia pavadinti, sukarintos tikriausiai specialybės arba ten pilotai ir ginklai. Čia tikrai ir visuomenės saugumas yra žiūrimas šitoje vietoje. Tai labai jau tokiais išskirtiniais atvejais ir argumentuotais atvejais žmogus turi pateikti apie save informaciją, o šiaip tikrai jokios informacijos žmogus neprivalo pateikinėti niekam. Grįžtant prie priklausomybės ligų centro, kiek procentų vis dėlto sudaro besigydantis nuo alkoholio ir kiek kitos priklausomybės? Ar aš klystu, kokios čia yra proporcijos? Didžioji dalis šiai dienai vis tik besigydančių nuo alkoholio, tikrai taip, tai proporcija būtų apie 60% yra, kurie kreipiasi dėl alkoholio vartojimo. Bet kokia dabar tendencija? Tai mes matome tendenciją, kad daugėja žmonių, kurie turi, mes sakom, F19, tai yra priklausomybė dėl kelių psichoaktyvių medžiagų. Tai yra ir alkoholis, ir, pavyzdžiui, raminamieji migdomieji vaistai, arba alkoholis plus azartiniai lošimai. Tai tikrai daugėja kelių priklausomybių vienu metu turėjimas. Taip, kad vien tik vieną medžiagą jau, rečiau žmonės vartoja, negu kad anksčiau vartodavo. O kontingentas, jis tiesa, kad jaunėja, ar vis dėlto, šiek tiek perlenkiama lazda? Ar iš tikrųjų yra taip, kad, į priklausomybės linkstama ankstesnėme amžiuje? Ne visai gal būtų teisinga sakyti, kad jaunėja, žalingas vartojimas jaunėja. Ne pati priklausomybė, bet žalingas vartojimas. Tai priklausomybė, kai jau yra tam tikri simptomai, kurie rodo, kad žmogus yra priklausomas. O žalingas tai dar nėra priklausomybei būdingų simptomų, tačiau tas vartojimas jau kelia tam tikrą žalą. Tai priklausomybė, pati priklausomybė, išlieka, maždaug kreipiasi standartiškai 27-30 metų ir vyresni. Bet žalingo vartojimo mes tikrai matome jaunėjimą, tą tikrai tenka pastebėti, bet tai būtų jau ne alkoholio galbūt, bet daugiau ir kitų psichoaktyvių medžiagų, kurios yra populiarios jaunimo tarpe. Tai yra sintetiniai kanabinoidai, sintetiniai katinonai, įvairiausi haliucinogenai ir jų miksas. Ir labai dažnai, ką mes stebime, kad jaunimas gali tik įvardinti, ką jie pirko. Bet ar tikrai ta buvo medžiaga, tai dažnai, žinoma, kad nieks negali pasakyti. Pagal tai, ką jie turėjo, jų nuomonė jausti ir ką jie jautė, skiriasi. Tai tikrai, sunku net pasakyti, ką jie kartais ten nusiperka ir vartoja. Tai tikrai šita problema, jinai jaunimo tarpe yra. Bet, kaip minėjau, visa kita, išlieka tokia panaši labai tendencija. Jūs šiek tiek užsiminėte apie tuos socialinius sluoksnius, tai nėra kažkokio vieno sluoksnio visuomenės, kuriam būtų būdinga priklausomybė. Visi visuomenės sluoksniai gali ir turi kai kurie priklausomybę.
A, čia turbūt su tuo žalingu vartojimu, ar ne, tai didžiulis klausimas tėvams yra tas, kaipgi dabar vaikus priversti susimastyti, kurie dar yra nepilnamečiai dažnai ir 14 metų amžiaus. Ką tėvams, koks patarimas iš jūsų būtų? Tai gal irgi pasireklamuosiu pasinaudodama progą. Mes jau už poros savaičių, gal kovo mėnesį, planuojame išleisti tokį labai labai paprastą video, 10 trumpų animuotų video seriją tėvams, kaip kalbėti su vaikais apie priklausomybes. Tai bus galima pasižiūrėti, tikrai mūsų tinklalapyje bus reklama, tai kas domitės, pasekit mūsų tinklalapį, socialinius tinklus ir pamatysit, kai tik tai bus jau finišo tiesiojoje ir paleistas tas video. Bet gal tokios pagrindinės žinutės. Tai man atrodo, kad tikrai viena iš esminių žinučių, ir čia manau, kad pritars labai daug kas, turėkite ryšį su vaiku. Jokiu būdu nepalikite vaiko savieigai, maistas, gražūs drabužiai, madingi aksesuarai, telefonai, nėra ryšys su vaiku. Ryšys su vaiku yra santykis, tai yra kalbėjimasis. Tai kalbėkit, leiskit laiką, suraskit bendrų pramogų su vaiku. Nes ką mes dabar matome ir čia nesenai gal irgi pastebėjote profesoriaus, kuris dirba su vaikais, pediatras, yra labai gražiai pasakęs, kad ką jisai stebi, tą mes irgi stebėm, kad tėvai, tarsi apšalo nuo tų vaikų, duoda planšetę, telefoną ir, gyvenk, o mes pailsėsim tuo tarpu arba savo mintyse pabūsim. Tai čia neapsaugos vaiko nuo ieškojimo kažkokių potyrių tada psichoaktyviuose medžiagose. Profesoriaus labai buvo vaizdus tas pasakymas televizijos laidoje čia nesenai, kai mama maitina krūtimi vaiką ir tuo pačiu skrolina telefone. Iš tikrųjų, verčia susimastyti. Gal tokių video pamokų irgi reikia. Čia yra pagrindinis, žinokit, raktas. O visa kita jau detalės. Tai viena iš tų detalių irgi labai svarbi, ką aš kartais labai stebiuosi ir bandau suprasti, kodėl taip žmonės elgiasi. Tai pavyzdžiui, tėvai, kurie prie vaikų rūko, vartoja alkoholį, tai jie rodo pavyzdį. Ir vaikam po to sakyti, kad mes suaugę, mums galima, tai neveikia. Vaikai, auga, jie bando irgi norėti būti suaugusiais, mėgdžioja tą suaugusio elgesį. Tai kokį jūs vaikui demonstruojat, tokį atspindį ir turit. Tai, gal aš čia taip per griežtai, bet, realybė yra tokia. Mes turim galvoti, kaip mes elgiamės ir tada elgtis atitinkamai, kad vaikai nemėgdžiotų tų neigiamų. Arba vėlgi čia buvo diskusija, vaikišką šampaną. Vėlgi taip, ten vaikiškam šampane nėra alkoholio. Taip, alkoholio nėra, bet psichoaktyvių medžiagų vartojimas, tame tarpe alkoholio, nėra tik apie medžiagą. Tai yra apie ritualą, apie socialinį tam tikrą kontekstą. Tai jeigu mes mokinsim tokio konteksto, mes tokį ir turėsim. Kaip tai vadinasi čia, jeigu yra stigma, tai čia yra antistigma, to reiškia to atseit nieko tokio elgesio propaganda, net nežinau kokį tą pavadinimą, nežinau, ar ką galima kvailiau sugalvoti negu vaikišką šampaną. Ir tiesą pasakius, dabar jau aš elgsiuosi kaip bumbeklis, tai kai pradedama kalbėti apie vaikišką šampaną, nealkoholinį alų, tai aš klausiu, kuomet atsiras be narkotinis kokainas parduodamas legaliai, visiems prieinamai prie saldainių ar miltų skyriuje kur nors. Išties, taip. Žinot, aš šiek tiek mačiau jūsų trumpą aprašymą universitete ir jūsų viena iš domėjimosi sričių parašyta, kad jūs domitės priklausomybės sociologija. Ir pagalvojau paklausti,
kasgi mokslininkų lauke, kai jūs susirenkate į konferencijas, rašote straipsnius ir diskutuojate mokslininkų lygyje, kokiegi tenai naujumai, įdomumai yra aptariami mokslininkų tarpe? Na, išties, priklausomybė yra plati sritis. Tai vėlgi nėra labai, viena vertus atrodo, kad siaura, ne? Bet kita vertus tai yra plati sritis. Ir tikrai, domimės dabar, kas galbūt labiau tokio susidomėjimo sulaukia, tai elgesio priklausomybės, nes vėlgi ateina naujos technologijos su naujais iššūkiais. Tai mokslininkų akiratyje tikrai yra ir dirbtinis intelektas, tai irgi susijęs su priklausomybė gali būti. O kaip tai paaiškinkit, kuriuo kampu tai yra susiję? Todėl, kad žmogus gali surasti labai daug informacijos tame tarpe ir ne tik tai, kuri nuves jį tinkamą pavyzdžiui linkme, bet ir surasti informacijos apie tai, kokios medžiagos yra, kur ir kaip jas gauti, arba apie visokius kitus elgesio priklausomybės, tai yra video žaidimus, kas jau yra visuomenėje problema. Tai mokslininkai iš tikrųjų stengiasi pasižiūrėti giliau į tą problemą. Ne tik per patį priklausomą asmenį, bet ir per visuomenės. Tai yra, kiek mes kaip visuomenė pati kartais formuojame tas priklausomybės. Tarkim, kompiuteriniai žaidimai. Juk taip populiaru yra sakyti, kad mes turime turėti visuomenę, kuri yra raštinga informacinėse technologijose ir vaikam, bet nuo mažens mokinam, duodam ten visokius planšetės, kompiuterius ir panašiai. Ir po to tarsi normalizuojam tą buvimą internetiniai erdvėj. Ir jau kai pamatom, kad ta internetinė erdvė įtraukia tą žmogų, jis tampa priklausomas nuo žaidimų, nuo ten lošimų internetinėje erdvėje, tada atsisukam ir sakom, oi negerai, tu čia kaltas, bet juk mes kaip visuomenė suformavom tokius šablonus, kurie įtraukia žmogų. Tai mokslininkai ir domisi, kiek pati visuomenė turėtų reguliuoti ir kokias priemonės priimti, tai nėra lengva, nėra lengvų atsakymų. Ir tuo pačiu, žinoma, tyrinėjame ir pačio žmogaus elgesį, tai yra kaip niekada neišsenkama tema ir čia tiek sociologijoje, tiek neurobiologijoje yra mūsų sąveika. Sąveika su vienas kitu, su socialiniam institucijom. Ir tai taip pat, kaip padeda žmogui jau priklausomam keisti savo elgesį. Tai tų temų, žinokit, labai daug. Dabar vėlgi yra nauja tema, kaip nauja, ne nauja tema, bet apie ją vis gal garsiau kalbama, tai yra ir taip vadinamų tam tikrų psichoaktyvių medžiagų įtraukimas į gydymą, tai yra psichodelikų įtraukimas į gydymą, vėlgi dar vienas sritis, kurią mokslininkai tyrinėja, tai daug temų, kurias mes stengiamės tyrinėti, pasirinkdami vieną ar kitą sritį priklausomybę. Kaip manot, ar Lietuva yra kažkoks išskirtinis taškas toj srity, mes esam kažkokie labiau, nežinau, priklausomi, labiau atsilikę, ar mes panašus į kitus europiečius? Tikrai panašus į kitus europiečius, tai išties turime ir rimtų tikrai ir darbų, ir tyrimų mūsų šalyje atliktų. Žinoma, mes neturime tokių didžiulių finansinių galimybių turėti institutą, kuris tyrinėtų tik šitą problemą ir gautų didžiulius pinigus, kaip, pavyzdžiui, turi Jungtinės Amerikos valstijos ten NIDA institutą. Bet mes esame dalis Europos Sąjungos ir yra Europos, tas dabar jau kitaip pavadintas, bet stebėsenos centras, kur irgi renka duomenis, mokslinius tyrimus, tai mes taip pat esam nariai, viena iš mūsų, tarkim, institucijų Lietuvoje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra kaip jų atstovas, teikia informaciją, irgi perduoda naujausius tyrimus, žinias. Tai tikrai mes nesam kažkokie provincialai šitoje srityje. Tikrai pas mus palyginus ir pakankamai yra platus tas spektras gydymo metodų. Tarkim, kai kurios šalys
nedraugiškos Lietuvai šalis tikrai turi mažiau gydymo metodų. O koks jūsų požiūris, gerbiama Aušra, į tuos, kaip čia pasakyti, žinot, būdavo tie skaičiai pateikiami, kur lietuviai labai, labai alkoholį vartojanti tauta ir visą laiką būdavo lyderiaujančiose pozicijose ir ten laikas nuo laiko kildavo diskusijų apie skaičiavimo metodikas ir savęs apgaudinėjimą iš blogosios pusės ir panašiai. Kaip jūs vertinat tuos skaičius ir mūsų reitingus šitoj sporto šakoje? Aš stebėjau tą diskusiją, domėjausi, kaip yra renkami tie skaičiai, kokie metodai naudojami. Iš ties yra taip, kad mes, tarkim, labai sąžiningai pateikiame duomenis, kitos šalis gal mažiau pateikia duomenų ir taip gaunasi, kad mes tada esam tokie pirmaujantis. Bet tai nereiškia, kad mes neturim problemų šitoje srityje. Tai ar mes ten pirmi, ar mes treti, ar penkti, ar dešimti, tai vis tiek yra dalis žmonių, kuriem reikalinga ta pagalba. Viena, o antra, mes negalime sakyti, kad pas mus mažai tų problemų, tai nieko nedarykim. Jeigu nieko nedarysim, gali atsirasti problemos, į kurios ir nebuvo. Tai be jokios abejonės priimti sprendimai, kurie buvo priimti po šitų tyrimų, iš tikrųjų jie pasiteisino. Ir vakar, užvakar, kaip tik ir vyko Lietuvoje Pasaulio sveikatos organizacijos konferencija, jinai pristatė duomenis, kadangi vykdo 3 šalių projektą, 3 Baltijos šalių. Ir tikrai mūsų priimti sprendimai, tai yra alkoholio pardavimo ribojimas, pavyzdžiui, sekmadieniais, vakarais, taip pat amžiaus cenzo padidinimas, reklamos draudimas, akcizo kėlimas, visa tai davė tikrai rezultatą. Tai ką tie skaičiai besakytų, mes turime rūpinti savo visuomenę. Jūs, gerbiama Aušra, kažkur pasakėt, kad rūkymas yra nepelnytai tokia nuvertinama kaip, kaip čia pasakyti, nereikšminga priklausomybė. Tiesa? Taip, man labai gaila, nes rūkymas yra išties rimta problema. Rimta problema visai visuomeniai netgi, nes rūkymas sukelia tam tikras pasekmes kitų ligų, tai kraujotakos sutrikimai, onkologinės ligos. Taip pat artimieji, kurie yra aplinkoje, jie taip pat įkvepia to žmogaus, kuris iškvepia tas medžiagas. Tai tikrai yra didžiulė problema, bet mes kažkodėl tai sakom, kad jis tai rūko, nieko tokio. Svarbu ne ten kažkoks tai priklausomas nuo alkoholio, svarbu ne narkotikai. Ne, visos psichoaktyvios medžiagos yra negerai sveikatai ir visuomenės sveikatai, ne tik individo. Tai aš labai skatinu žmonės ir kai tik turiu progą, kalbu apie tai, kad reikia kalbėti apie priklausomybę nikotinui arba, tiem dabar, aišku, visokių ten ir bedūmių elektroninių. Tai nesvarbu, koks drabužis, bet, kaip sako liaudyje, patarlė žmogus, tai tas pats. Tai čia lygiai taip pat nesvarbu, koks prietaisas, ar išmanus, ar elektroninis, ar neelektroninis, bet sukelia pasekmes. Tai, daugiau, mažiau, bet sukelia tas pasekmes, tame tarpe ir priklausomybės. Tai labai skatinu kreiptis pagalbos tiek į psichikos sveikatos centrus, tiek priklausomybių centrus. Tikrai mūsų gydytojai yra pasiruošę padėti tiek medikamento pagalbą, tiek plano psichologą pasiūlyti, jeigu yra sunku pačiam. Kartais žmonės ir patys meta, visko būna tikrai, bet tyrimai rodo, kad sėkmingesni rezultatai yra, kai dirbama su specialistu. Kągi, ponia Aušra, ačiū labai už pasikalbėjimą. Linkiu sėkmės jūsų darbuose ir turbūt kam šiandieną reiktų pagalbos, tegul susiranda priklausomybės ligų centro kontaktus ir pabando ten paskambinti. Tikrai taip, tai ačiū Jums, kad pakvietėt, kad kalbat šitom temom, nes kalbėti šitą temą niekada nebus per daug.
Ir ačiū už pakvietimą ir išties skatinu žmonės kreiptis čia ir dabar, netidėlioti ar į priklausomybės ligų centrą, ar į priklausomybių konsultantus, ar į psichikos sveikatos centrus, kur jau jums patogiau, o ten tikrai bus suteikta pagalba ir sudarytas tas planas ir nukreipta ten, kur reikia tam žmogui. Tai ačiū Jums. Dėkoju. Gražios dienos. Ačiū viso.